organizatorių vardu Kelmės, Vilniaus, Naujosios Akmenės, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos, Kauno ir Šiaulių. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad neatstovaujam jokiai partijai, esame kaip tautos vedliai, norime vienybės. Atstovaujame broliui, atstovaujame sesijai, kaimynui, jo draugiai ir pusseserei. Atstovaujame iškankintai tautai, kuri yra priversta kreiptis į valdžią, nes valdžia nuo mūsų nusisuko. Dabar pristatau jums žurnalistą Audrius Kačkauską, kuris sukalbės mums kalbą. Sukalbės kalbą. Labadiena visiems. Ačiū, kad nors mūsų ir nedaug, bet ačiū visiems iš pradžių, kad susirinkot. Šiandien minime pilietinio pasipriešinimo dieną. Susirinkome aptarti susiklošiusią situaciją Lietuvoje. Pilietinio pasipriešinimo diena minima nuo 1972 metų, gegužės 14-osios, kai Kaune protestuodamas prieš TSRS valdžią susidegino Romas Kalanta. KGB ataskaitų duomenimis per 2 dienas į gatves išėjo daugiau nei 3000 demonstrantų. Šiandieną jau 26 metus gyvename nepriklausomoje Lietuvoje ir turime daugiau nei trečdalį žmonių gyvenančių ties skurdo riba. 5 žemiau skurdo. Tai yra labai liūdna. Įstoję į Europos Sąjungą perkame europinėmis kainomis maistą, o atlyginimai kaip 3 pasaulio šalyse. Ar 40 metų dirbęs žmogus nusipelnė gauti vos 200-300 eurų? Ar valstybei neberūpi jos vaikai? Kiek ji prisideda prie savo augančio piliečio gerovės? O jaunimas, kiek netekome jaunimo? Mastai yra neapsakomai dideli. O atsakymai visiems yra puikiai žinomi ir dėja jie tikrai nedžiugina. Net neabejoju, jog ne vienas iš jūsų braukite ašarą išleisdamas savo atžalas į svečią šalį, laimės ieškoti. Nes Lietuvoje tai toli gražu ne kiekvienam pasiekiama. Aukštos kvalifikacijos specialistai išvyksta ieškoti geresnio gyvenimo, vadavomės iš Sovietų Sąjungos ir išsilaisvinom. O dabar iš ko ir kaip vaduotis, kai kilpa vis tampriau veržiasi aplink kaklą ir vis labiau dusina. Kiek Lietuvoje liks lietuvių 2030 metais? Kodėl valdininkai švaisto milijonus, bet kažkodėl neatranda pinigų darželių tvoroms, švietimui, policijai, pensijoms kelti? Ar sausio 13-ąją Lietuvos gynėjai tikėjusi tokio gyvenimo? Ar būtų gynę Lietuvą, jei būtų žinoję, kad jų laukia tokie sunkus išbandymai? Kad sulaukus tokio garbaus amžiaus, kaip dabartiniai mūsų senoliai, jie bus tiesiog ignoruojami. Kodėl Lietuva nebemyli lietuvio taip, kaip lietuvis myli Lietuvą? Artėja rinkimai. Nespėsite nei pastebėti, kaip greitai ir vėlgi bus susirūpinta mūsų kaip tautos gerovė. Kalafioro kainos tik simbolis tos visos tragiškos situacijos. Politikų melas prieš kiekvienus rinkimus žmonės baigia išvaryti iš Lietuvos. Politinis pažadas Lietuvoje nebeturi jokios vertės. Klausytis pažadų tuščias laiko gaišimas. Tuo mes įsitikinome per 26 metus, kurių eigoje priėjome tašką, kai žmonės rengia mitingus, kai pieno gamintojai nemokamai dalina pieną, kai dirbantys žmonės nebeužsidirba, kai valdžios akise esame traktuojami kaip tinginiai ar psichiniai ligoniai. Skaudu, tačiau teisybė Lietuvoje paklydusi. Ar tikrai mums reikia politikų kūrenčių įstatymus, kurie draustų viešai užmušti musę? Ar neturime didesnių problemų? Argi žmogus nenusipelno pagarbos ir atitinkamų sprendimų, kad neuždustų šalyje, už kurią galvą guldė? Argi mes nenusipelnėme atitinkamo dėmesio, kurio taip ilgai laukime iš dėdžių, kurie ten aukštai savo kėdėse trinasi? Užteks tylėti, užteks laukti, kol kažkas kažką padarys už mus pačius. Laikas vienytis, ištiesti pagalbos ranką tiems, kas suklupo, parodyti kelią tiems, kas jo neberanda. Ačiū Jums. Esu Valdemaras Misevičius, dirbu valdiškų įstaigoje, direktoriauju socialinių paslaugų centrui.
Žinot, kažkaip spontaniškai atbėgau, nesu organizatorius tos akcijos. Džiaugiuosi, kad tie, kurie čia atėjom, laimėjom pergalę, asmeninę pergalę prieš abojumą, prieš nesusitaikymą, prieš nesocialumą. Aš netikiu. Aš galvoju, kad apsirinka didėja prekybos tinklai, galvodami, kad 5% sumažinama apyvarta. Tebūnė 5, tebūnė 10. Bet mes turim būti žmonėmis ir turim pasakyti, kad mums netinka išvežami pelnai. Mums netinka koncernų vadovai gyvenantis užsienį, perkantis namus užsienį, išvežantis pelną iš Lietuvos. Mums netinka, kai mūsų darbuotojai, kai mes patys negalime gyventi. Nuo algos iki algos nebeužtenka gyventi. Mes turim paklausti savo valdžios, savo politikų, kodėl sudarytos tokios prekybos tinklų plėtros schemos, kad negali ateiti nauji žaidėjai į rinką. Mes turim paklausti, kodėl Lidlas negali ateiti, kuris galbūt prekiautų europiniam kainom ir galbūt mes ten apsipirktumėm. Nesinori kaltinti valdžios už visą, kas vyksta, bet klaidos padarytos ir jas mes patys turim šalinti. Niekas neateis ir nei vienas, nei valdžia, nei vienas kapitalistas neatsisakys kavos puodelių dėl mūsų sulytų galvų. Ir nei vieno čia jų nėra. Todėl kiek mes būsim savo laiptiniai aktyvus, kiek mes būsim savo kieme aktyvus, kiek mes nebijosim pasakyti, tiek mes turėsim. Tiek mes turėsim garbės, orumo, tiek mes turėsim laisvės. Niekas mums net nešant likštutis laisvės. Niekas net nešit 91 metais. Niekas net neš dabar. Nuo mūsų viskas priklauso. Ačiū, taip spontaniškai išėjau, netikėtai. Nu jūs matyti, būkite vieningi, nebūkite valdžios ir visų oligarchų priešais. Būkite vieningi, tiek. Filmuoja, žiūrėk. Taip, specialios paruoštos gairės, ką vyriausybė turi imtis iki birželio 13 dienos. Čia bus renkami parašai, siūlau visiems pasirašyti. Pirma, atsakingos institucijos turi pradėti tyrimą, ar nebuvo kartelinių sustarimų tarp didžiausių Lietuvos prekybos tinklų ar jų tiekėjų. Ar kainos nebuvo keliamos dirbtinai, naudojant kažkokias schemas, susitarimus ar kitus būdus. Jei kažkokie pažeidimai buvo padaryti, įmonės padariusios nusižengimus turi atsakyti. Tas pats liečia ir paslaugų sferą. Tyrimo eiga turi būti vieša ir skaidri. Atitinkamos institucijos ar vyriausybė taip pat turi atsakyti, ar prekių ir paslaugų kainos nebuvo keliamos pasinaudojant euro įvedimu. Antra, kadangi į keliamas kainas nereagavo nei konkurencijos tarnyba, nei vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nei ūkio ministerija, natūraliai kyla klausimas, ar ten dirba kompetentingi žmonės ir kam jie dirba. Trečia, turi būti įvestos PVM lengvatos pirmo būtinumo maisto produktams. Šių produktų kainos prieš ir po lengvato įsigaliojimo turi būti itin akylai stebimos, prižiūrima, kad iš lengvatos nesipelnytų prekybininkai. Ketvirta, statistikos departamentas turi pradėti teikti tikrovę atitinkančią informaciją, kaip jie tai padarys, atsakingų institucijų ir valdininkų kompetencija. Ir penkta, jei išdėstytų reikalavimų įvykdymą riboja dabartiniai įstatymai ir kiti teisės aktai, valdžia ar atitinkamos institucijos turi imtis priemonių, kurios padėtų šiuos reikalavimus įvykdyti. To mes reikalaujame iki birželio 13 dienos, toliau vėl bus vykdomos akcijos visoje Lietuvoje. Tai ir pradėti sprogdinti tas kainas. Sprogdink su kojam. Sprogdink kainas. O! Sprogdinam.
Dabar paleisiu muzikos, nes viskas kaip ir pasakyta. Ačiū labai visiems, kad susirinkote, kad išklausėte, kad esate vieningi. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Ačiū dar kartą jums, pasiplokit vienas kitam. Ačiū, kad atėjot. Kitą kartą mūsų tikrai bus daugiau. Ir mes įrodysim, kad galim kažką padaryti. Ir pasirašykit.